Asgaras Farhadi, Irano kino meistras, turbūt išsiskiria bendroje pasaulio kino istorijoje tuo, kad pelnė net 2 Oskarus už geriausią užsienio filmą. Filmas Komi Vojažeris turbūt sutraukia ir sukoncentruoja visą tai, kas yra Farhadi kinas. Ir Farhadi garsėja kaip režisierius perkelęs neorealistinę tradiciją į Irano tokį sociopolitinį ir kultūrinį kontekstą. Ir šį kartą jisai remiasi ne savo sukurtų scenarijumi, bet atsispiria nuo labai garsios amerikiečių dramaturgo Arturo Millerio pjesės Komi Vojažeriaus mirtis. Ir tai perkelia į šiuolaikinį Teheraną, kuriame jauna menininkų pora dirbanti teatre susiduria su savo santykių krize po to, kai įvyko smurto aktas jų namuose. Ir mes viso filmo metu stebime tai, kaip pora su tuo bando susitaikyti, bando grįžti į tam tikrą kasdienybę, bando grįžti į normalius tarpusavio santykius, tačiau padaryti ne taip ir lengva. Ir tai padaryti nėra lengva dėl to, kad šiuolaikinio Irano situacija, tiek politinė, kultūrinė ir socialinė, yra labai sudėtinga. Tai šiuolaikiniame Irane galioja mums netokios ir artimos moralinės normos ir žmonės yra dažnai įspausti į tam tikras roles, kurių galbūt nenorėtų turėti. Ir tai ypatingai turbūt kertasi su tam tikra menininko laisvė. Režisierius neslepia ir savo kiną dažnai įvardina kaip kiną apie pilkasias moralės zonas. Ir tai šiame filme, man atrodo, labai iliustratyviai ir puikiai atsiskleidžia. Asgaro Farhadi kinas įtraukia žiūrovus į pasakojimą nuo pat pirmųjų filmo minučių. Jis išskiria savo labai tokių įtemptumų, gali prilikti net tai veiksmo filmo galbūt jausmui, bet tas veiksmas visą laiką vyksta ne iliustratyviu veiksmu, bet jis vyksta herojų viduje. Herojų, kurie dažniausiai kovoja su priešpriešomis savo viduje. Ir tai ir yra, man atrodo, šio Irano kino meistro esminis kino elementas.